Kai virusai persekioja jūsų šeimą, vartokite Engistol tabletes. Engistol padės dviejopų poveikių. Gydys peršalimą susijusį su virusinė infekcija ir padės sustiprinti imuninę sistemą. Atsisveikinkite su virusais. Engistol veiksmingas, natūralus ir padeda greičiau pasveikti. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Sveiki, aš mokslininkė Edita Kondratienė ir šiandien svečiuojasi gydytoja Edita Jaskelevičienė. Labą dieną, Edita. Sveiki. Labai ačiū, kad apsilankėt mūsų laidoje. Šiandien mūsų tema yra tokia super vasariška, už lango irgi oras jau ne tik pavasariškas, bet ir vasariškas, kelionės, atostogos ir aišku, kaip be to traumos. Nors atrodytų atsipalaidavę visi, pailsėję, bet paslysti lipant iš baseino, parkristi lipant laiptais, tai labai dažnas atvejis turbūt atostogų metu ir traumų neišvengsim. Gydytoja, ką jūs stebit savo praktikoje? Kokios traumos nutinka pacientam tuo met, kai jie atostogauja? Žmonės važiuoja į atostogą atsipalaidavę ir galvoja, kad visada viskas bus gerai. Bet būna tokiu atveju, kada atostogų metu, jeigu eina į kokius kalnus ar, sakysime, prie baseinų būna, gali atsitikti trauma tokia kaip patempimas, sumušimas, liaudiškai sakant, mėlynę užsistatyti. Taip, kad nuo jų nesam visiškai apsaugoti. Dar ir turbūt sporto veiklos traumos kelionėse, žygiuose, pažintinėse kelionėse irgi dažnai turbūt išnirimai ar negrįžta po slidinėjimo traumos, vėlgi žiemą turbūt dažnai grįžta, ar ne, pacientai su traumomis ir skundžiasi, kad gydytojas susižeidžia. Dažnas irgi atvejis, ar ne? Taip, sportuojant tai ypač tai gali atsitikti. Taip, prasideda dviračiai, prasideda paspirtukai. Paspirtukai tikrai atskira tema. Tikrai atskira tema. Tai jeigu, sakysim, žiemą mes slidinėję žmonės, ar kalnuose, ar čia Lietuvoje irgi gali išnirimai, patempimai būti, o vasarą daugiau dviračiai, bėgimai, šokinėjimai, lipimai į kalnus, irgi traumų tikimybė galima. Reiškia, jeigu žmogus keliauja į pažintinę kelionę, bet ir į poilsinę kelionę, jis negali būti taip tikras, kad traumos kelionėje turbūt nepatirs, ko mes visiškai nelinkim, bet tai dėja dažnai nutinka gyvenime. Dabar dar toksai būtų dalykas, kad vėlgi kitose šalyse žmonės labai dažnai nežino landšafto, to vadinamojo, infrastruktūros, važiuoja išnuomoto automobilių ir čia turbūt irgi tyko labai daugybė pavojų. Mes važiuojam serpantinais, nežinomais kalnų keliukais, Graikijos kaimeliais, kur ožkos kalnuose ganosi ir gyvūnai gali žveikti kelią, tai iš esmės turbūt dar turim ir tokias tikimybės ir sunkesnių traumų, ar ne, susidūrimo, sakykime, su gyvūnu, avarijų, ar ne, ir tas turbūt yra ta tikimybė, negalima atmesti. Taip, jeigu prieš tai mes kalbėjome apie traumas, jeigu žmogus eina ar važiuoja dviračiu, tai tikrai dabar labai daug žmonių keliauja ir mašinomis. Ir tikrai važiavimas serpantinais, nors ten greičiai yra ribojami, bet kai teko važiuoti, tai kartais kiti pralekia tokiu greičiu, kad net baisu. Ir aišku, kadangi, kaip minėjot, Graikijai, taigi ten ožkos labai mylimos ir jos palaidos, taip kad irgi gali išbėgti kelią. Tai gali būti ir tokių rimtesnių traumų kaip avarijose. Reiškia, trauma nutinka, traumos yra įvairios, literatūroje tenka skaityti, kad jos jau ten klasifikuojamas įvairiai ir pagal kilmę, ir pagal pažeidimo pobūdį. Gal truputį mes pagal pažeidimo mechanizmą, gal truputį apsistosim ties čia ir pakomentuokim, gydytoja, pavyzdžiui, mechaninės traumos dėl fizinių jėgų poveikio. Kokios traumos, kaip jos kelionė įvyksta, kas tai yra per traumos? Pati lengviausia mechaninė trauma tai yra sumušimas ir kada atsiranda kraujosruvos. Toliau traumos gali būti atviros ir uždaros. Čia mes kalbam apie lūžius. Ir kartais, kada žmogus, kad ir lipant laiptais, gali kryptelėti koją ir dažnai tai galvoja, kad tik išnirimas, bet gali būti brandesniam amžiui ir uždaras kaulo lūžis. Atviros traumos ir atviri lūžiai jau tada tikrai, kada yra ir oda pažeidžiama ir kraujas jau matosi. Tai tokios traumos. Audiniai pažeisti kraujuoja. Reiškia, kaip atviro pobūdžio trauma, kai pažeisti audiniai kraujuoja, žaizda gali būti ar ne. Uždarojo yra, kai viso to nėra ir, pavyzdžiui, mes turim kraujosruvą arba mėlynę, ar ne. Sisteminės traumos dar būna. Kas čia per traumos? Sisteminės traumas mes gal galėtume paskirstyti į politraumas, kada yra daugybinės traumos.
Toliau yra monotraumos, kada yra vienoje vietoje pažeista, tai sakysim, ar sumušimas, ar netgi tas pats lūžis vienoje vietoje. Ir daugybinės, kada yra sužeidimai keliose kūno vietose. Dabar tada tokį kaip pavyzdį pateikim žiūrovams, sakykim, jeigu aš basomis eidama kelionėje, paplūdimyje, kažkur tai nuošalioj vietoje, užlipau ant stiklo, įsibrėžiau koją ir man jau kraujuoja, matosi žaizda, tai yra atviro pobūdžio trauma, taip? Tikrai taip, kaip ir minėjome, tos traumos, kada yra pažeidžiama oda, matomas kraujavimas, tai jau jos vadinamos atviros. O uždaro, tai yra kaip, pavyzdžiui, kraujosrūva, susimušu, ar nes mūsų mėlynės liaudiškai, tai čia uždaroja, ar ne, kaip taip. Nėra audinių pažeidimo. Dar gal noriu priminti, kad kaip ir uždara trauma, netgi uodų ar vabzdžių įkandimai. Vabzdžių gyvių kandimai irgi dažna situacija, beje, kelionėse. Tik tą norėjau ir klausti jūsų, vabzdžių gyvių kandimai, nudegimai saulėje, kas čia per traumos? Oi, nuvažiuoja žmonės į šiltus kraštus, į Egiptą ar kitus ir netgi būdami pavėsyje nudega. Ir tada atsiranda raudona oda, tai dar, kad jinai raudona, tai nieko, bet jei ir piršti ir skauda, va čia yra trauma, nudegimas. Tai čia aišku klausimas tada apsauginių priemonių, nes mes galvojam, kad jeigu 24 laipsniai ir, sakykime, šalyje, kuri yra pietų, pavyzdžiui, Europos valstybė ir mes vizduom, kad 24 laipsniai ir saulės intensyvumas Lietuvoje labai skiriasi ir žmonės, kam man čia to kremo, kam to apsauginių priemonių, kam tų akinių, ar ne čia kelionės atsipalaidavimo, viskas iš to atsipalaidavimo, bet turbūt taip galvoti nereikėtų, reikėtų turbūt vis tiek atsakingai pažiūrėti į tą situaciją, nes nudegimai saulėje juk dažnai irgi, ar ne, užsienyje turbūt. Tikrai taip, ir kaip sakiau, tai ne tik tai odos paraudimas, tai gali būti ir skausmas, nežėjimas visos odos, taip. Bet dar gali būti ir pykinimas, ir kiti reiškiniai, ir galvos svaigimas, taip kad važiuojant į pietus reikėtų turėti apsaugos priemonės. Dabar tada kitą pakalbėkim apie farmakologinės ir nefarmakologinės priemonės, sakykime, jeigu mes patiriame traumą, ką žmogui daryti, kaip jam padėti. Yra Traumel-S tepalas, Traumel-S tabletės, tai yra vaistai, kurių vartojama bukų, reiškia traumų, raiščių patempimo, sumušimo, panirimo mėlynių, kaulų ir sąnarių degeneracijos simptominiam gydymui. Ar tenka dažnai taikyti jūsų praktikoje šios vaistus? Traumelį taikau, rekomenduoju labai dažnai, net kartais, kai žmogus paklausia, aš galvoju ir vėl sakysiu traumelį, nes iš tikrųjų tai vaistas, kuris gali padėti ne tik tai prie bukų traumų, kaip sakėt, sužeidimų, kraujosrūvų, tų mėlynių vadinamų, jis puikiai padeda, bet jo veikimas mano praktikoje yra žymiai platesnis, sakysim, netgi įkandimai vabzdžių irgi gali padėti. Taip pat, jeigu jūs neturite apsauginių priemonių nuvažiavę į pietus, bet turite traumelį, kurį vežėtės galbūt dėl kažkokio sumušimo ar ko, jisai irgi gali puikiai padėti odai nudegus, pasitepus. Tai yra kaip ir, mes kalbėjom, kaip ir buka trauma, jeigu nėra atviros kraujuojančios žaizdos. Dabar kaip vartoti Traumel-S tepalą ir Traumel-S tabletės? Gal pradėkim nuo tablečių. Kaip vartoti tabletės Traumel-S? Tabletės rekomenduojamos vartoti nuo 12 metų ir vyresniem žmonėm po vieną tabletę 3 kartus per dieną. Aišku, kada yra trauma, aš vis tik rekomenduoju, kartais galima ir dažniau pavartoti. Tuo tarpu tepalas rekomenduojamas tepti vieną kartą, po vieną tepimą 2 kartus dienoje, nuo 6 metų amžiaus vaikam ir visiems vyresniem. Bet jeigu, sakysim, sportuojant yra trauma, patempimas, sumušimas, tai aš kartais rekomenduoju netgi kaip kompresą nakčiai užsidėti, kuris tikrai turi labai gerą poveikį. Reiškia, tiesiai ant žaizdos netepti, dėti ar ne kaip kompresą tokį, ar ne, Traumelio tepalą? Taip, Traumelio tepalą ant žaizdos tepti tikrai nerekomenduoju, bet jeigu yra sumušimas ar patempimas, reiškia yra uždara trauma, tada tikrai galima dėti ir kompresą. Tenka matyti, kad tepalą ir tabletės gydytojai skiria kartu, tai čia yra dėl tiesiog greitesnio, efektyvesnio gydymo, ar ne? Tikrai taip. Ir tikrai rekomenduoju prie tokių, ypač sportininkam, prie traumų ar, sakysim, kitų traumų, tikrai pavartoti kartu, reiškia
2 kartus tepti tepalą. Kokie patemti. Tikrai taip. Ir tikrai galiu pasakyti, kad yra labai geri atsiliepimai ir pacientai tikrai yra labai patenkinti, vat būtent vartojant ir tepalą, ir tabletės kartu. Ir tyrimai atlikti juk su Traumel vaistu. Tikrai ne vienas tyrimas turbūt atliktas, tai yra tikrai turbūt ko ne vienas daugiausiai ištirtų preparatų, ar ne? Jeigu mes kalbame apie bioreguliacinę mediciną, jis pakankamai senai jau yra Lietuvos vaistinėse, kokie tyrimai atlikti su vaistu? Traumelis tas vaistas, nuo kurio ko gero ir prasidėjo visa bioreguliacinė medicina. Ir su juo tikrai daryta labai daug tyrimų. Daugiausia tyrimų daryta būtent prie bukų traumų ir sumušimų, užtat jo ir indikacijos jos surašytos. Tyrimai atlikti ne tik tai Vokietijoje, bet ir Ispanijoje, Anglijoje, Amerikoje ir tikrai yra daug klinikinių tyrimų, nes kadangi dabar gyvename laikmetį, kada reikia mokslinių įrodymų, tai Traumelis tikrai tas vaistas, su kuriuo yra labai geri įrodymai ir tikrai didelės klinikinės studijos padarytos. Kaip minėjau, bukos traumos, sumušimai ir sąnarių lygos. Dabar atrodytų taip, paprastam žmogui, kam čia apsikrauti kelionių lagaminą dar vaistais, bet turbūt mes kalbėkim apie kaip pirmosios pagalbos vaistinėlę, pirmosios pagalbos priemonės, kai, sakykime, turbūt taip galvoti, kad man nieko nenutiks kelionėje, ne visai teisinga, juk keliaujant ir ypatingai svetimuose šalyse tam tikri niuansai galioja, ar ne? Galvoti, kad man nieko nenutiks yra gerai, bet apsisaugoti ir turėti pirmos pagalbos vaistinėlę visai rekomenduojama užsienyje, todėl kad vėl mes nežinome, kaip greitai sulauksim pagalbos, kokie ten yra, sakysim, įstatymai. Dar kitas dalykas, jeigu mes patyrėme traumą, sumušimą, odos nudegimą ar kažkokio vabzdžio įkandimą, tai va šitoje vietoje, jeigu kalbant apie Traumelio tepalą, tai būtų pati geriausia ir pirmoji pagalba, netgi nereikėtų ieškoti ir daugiau. Aišku, kalbant apie pirmą pagalbą, tai reikėtų tikrai kreiptis, kad ir užsienį esant, jeigu yra lūžiai, atviri lūžiai ar kažkokie kitos rimtesnės lygos, tada taip. Bet kaip sakiau, pirma pagalba čia ir dabar su Traumelio tepalu, tai sumušimai, patempimai, kraujosruvos, nudegimai, vabzdžių įkandimai. Tai tikrai yra puikiai priemonė. Tai reiškia, mes kaip ir darom išvadą, kad Traumelės tepalą ir tabletes tikrai rekomenduojam pasimti kelionių vaistinėlę pirmąjį pagalbą, ar ne? Dabar radau, kad sudedamosios vaisto dalys yra, sakykime, augalinės ir neorganinės kilmės, netgi 14 komponentų radau, ar ne? Kaip kalninė arnika, mediatka, labai, sakykime, plati sudėtis pačio vaisto. Taip, kaip matom, tai yra augaliniai, vaistažolinis preparatas su organiniam ir neorganiniam medžiagom. Bet būtent tas derinys ir duoda tą puikų efektą. Ir Traumelis pasaulyje yra apie 60 metų. Reiškia, vėl matom, kad jisai tikrai toje sudėtyje, būtent tam derinyje vaistažolių ir kitų medžiagų, puikiai padeda žmonėm tiek pirmos pagalbos metu, tiek ir esant kitiems sutrikimams. Jis patikrintas laiko ir tai yra vokiečių, ar ne? Bioreguliacinės medicinos vaistas. Taip, dabar tada dar gydytoja pakalbėkim apie tai, kad patyrus traumą derinam įvairūs metodai, ar ne? Ir reabilitacija gali būti derinama ir gydymas turbūt cheminiais vaistais, bioreguliacinės medicinos vaistais. Turbūt tų metodų derinimas yra efektyvesnis nei pavieniai ir čia turbūt supriešinti vėlgi nereikėtų, nes dažnai stebiu, kad medicinoje yra supriešinama naturopatinė medicina, sakykime, su ten reabilitacija, su cheminiais vaistais. Turbūt nereikėtų to daryti. Mes turim žiūrėti, kas pacientui geriau. Aš su jumis pilnai sutinku. Ir vėl, ko gero, ir grįžta dabartinė medicina, kad žmogų žiūrim ne kaip į atskiras detalės, bet tiesiog kaip į visą organizmą, kaip į visumą. Ir dabar tikrai populiarėja ta netradicinė, kuri galbūt yra 4000 metų, su medicina, amžiaus ir ta medicina tikrai yra dabar reikalinga, bet kaip gydytoja aš manau, kad nereikėtų dievinti nei vienos, nei kitos pusės. Yra situacijų, kada tikrai reikia ir cheminių vaistų, yra situacijos, kada galima gydyti tam tikrus sutrikimus tik natūraliom priemonėm, vadinama alternatyvi medicina,
kur įeina bioreguliacinė, homeopatija, fitoterapija, hirudoterapija ir kitos terapijos. Ir yra situacijų, kada yra tikslinga derinti tiek alternatyvę mediciną, tą natūralią, su ta cheminė medicina. Ir tai turėtų gydytojai, kurie tikrai domisi plačiau tas medicinas derinti. Nes iš esmės tikrai labai sveikintinas požiūris, sakykime, žiūrėti į žmogų kaip į visumą, nors tikrai tenka bendrauti su senesnės kartos gydytojais ir jie sako, mus medicinoje išmokė taip, kad ne veltui yra specializacijos, pulmonologas, kardiologas, gastroenterologas, mes taip mokinti, kad gydyti žmogų dalimis, bet vis daugiau net ir senosios kartos gydytojų atstovų, sakykime, 60-mečių atsigręžia tikrai į tą visuminį požiūrį į žmogų ir labai dažnai suprantam, kad jeigu skauda galva, tai priežastis visai negalvoj gali būti. O tikrai juk kaip gydytoja būna pagal bioreguliacinę mediciną, jūs esat bioreguliacinės medicinos atstovai, nebūtinai, jeigu skauda galva, tai galvoj priežastis, ar taip? Tikrai taip. Tuo labiau, kad mes mokinamės, kaip minėjote, atskirai. Tai lygiai taip pat, jeigu mes, sakysim, jeigu žiūrėti iš tokios filosofinės pusės, jeigu mes, jauti padalinsime į daug dalių, tai viskas tvarkoja, mes galbūt molekuliniam lygiui žinosim, kaip jį sudėti atgal. Taip yra ir gyvenime. Taip. Jeigu skauda galva, mes tikrai turim pirmiausia pažiūrėti, gal to pačio skysčių trūkumas, vandens trūkumas. Taip. Jeigu skauda smilkiniuose, gal tai yra kepenų problema. Jeigu skauda pakaušį, tai yra kraujotakos sutrikimas, aukštas kraujo spaudimas, kurio vėl yra begalė priežasčių. Jeigu žemas apatinis spaudimas didelis, tai inksto, jeigu viršutinis kraujotakos sutrikimai. Taip, kad tikrai mes į žmogų turime žiūrėti kaip į visumą, nes tai yra labai svarbu ir jeigu jisai pasako kažkokį tai simptomą, mes vis tiek turime paklausinėti ir pagalvoti apie kitus dalykus ir sujungti bendrą visumą. Kur yra viso to priežastis, ar ne? Tai galima teikti, kad iš esmės bioreguliacinė medicina stengiasi veikti ligos priežastį ir tai yra siekiamybė, ar ne? Ne tik slopinti simptomus, kas, sakykime, šiek tiek yra lengviau padaryti trumpalaikiai perspektyvoje, bet jeigu mes kalbame apie ilgalaikę perspektyvą, visą laiką verta ieškoti ligos priežasčių. Ta šiandien ir moko ir naturopatai, ir gyvensenos netgi specialistai, jeigu sako, išbėrė veidą, nebūtinai priežastis tau, odos sutrikimai, vėlgi tai gali būti ir kepenys, ir žarnynas, tai čia turbūt tas visuminis požiūris ir atsiranda. Ir sveikintinas. Taip, iš tikrųjų jis yra sveikintinas ir džiugu, kad vis daugiau atsiranda specialistų, kurie būtent žiūri bendrai, vadinamai holistiškai žmogaus organizmą ir į patį žmogų, lygiai taip pat, kaip mes kalbėjome apie traumelį. Tai kaip matome, derinys 14 sudėtinių dalių. Net 14. Net 14. Tikrai rinkoje reikėtų paieškoti su tiek, sakykime, ingredientų ir tokių įvairių plataus spektro. Tikrai reikėtų turbūt ieškoti su žiburiu. Tai va ir duoda tą būtent efektą, reiškia visuminis požiūris į žmogų, į gyvenimą, va čia ir yra ta būtent sveika gyvensena, natūrali gyvensena. Tai va džiugu, kad daug žmonių prie to grįžta. Visuminis požiūris. Dabar tada pabaigai mes grįšime prie traumų ir gal tada patarkim, gydytoja, ką daryti žmogui, jis kelionėje patyrė traumą. Štai jis važiavo Graikijos kalnuose, kažkur vaikščiojo, apžiūrinėjo landšaftą, vietovės ir staiga, sakykime, nežinau, išnirimas, susimušė, paslydo, parvirto. Turbūt pirmiausia nusiraminti ir įvertinti traumos sunkumą, sudėtingumą. O ką daryti toliau? Kas toliau? Tai va, jūs kaip ir gerai pasakėte, pirmiausia, gerai įkvėpti, iškvėpti, pakvėpuoti, nusiraminti ir įvertinti situaciją. Jeigu pats žmogus nesugeba, gal šalia yra, kuris gali irgi pakvėpuoti ir įvertinti situaciją. Jeigu trauma yra patempimas, sumušimas, tai va čia galbūt turi rankinėje ar kuprinėje keliaujant traumelio tepalą patepti. Jeigu yra galimybė, pirmiausia, tokias traumas reikėtų šaldyti, tai jeigu yra galimybė, tai su ledu, galbūt su šaltam vandenį sumirkytų rankšluosčiu. Jeigu jau mato, kad traumos yra rimtesnės, tai reikėtų vis tik tai kviestis pirmąją pagalbą, jau vietinių medicinos įstaigų prašyti pagalbą. Ir todėl keliaujant vis tik tai reikėtų apsidrausti prieš kelionę. Nes vėl sveikatos draudimas yra būtinas, todėl kad mes visi galvojam, kad mums viskas bus gerai. Ir galvokim, kad viskas bus gerai, bet apsidraudžiant mes turėkime būtent tą sveikatos draudimą užsienyje, nes jeigu prireiks rimtesnės pagalbos pirmos, vienas dalykas, kad tai
jie greičiau gausim. Kitas dalykas, tai kainuoja ir būtent draudimas pagelbės mums susigrąžinti dalį pinigų, o gal ir visus. Taip. O už jeigu gydymą. kraujuoja žaizda, mes matom žaizdą ir jinai kraujuoja. Jeigu yra rimta trauma ir kraujuojanti žaizda ar atviras lūžis, pirmiausia, reikia stabdyti kraujavimą. Tai pirmos pagalbos, ką mokinamės, tai yra užspausti kraujavimo vietą. Švariu audeklų, ne vata, ne kažkokiu. Ne, nes vata vėl jinai persigeria švariu. Aišku, gerai būtų turėti švarų audeklą, jį gerai suspausti, jeigu yra lūžis, tada užveržti aukščiau traumos vietos esantį vėl žgutą. Jeigu neturim žgutą, galbūt turi diržą, kad būtent jeigu didesnis kraujavimas, kad jį sustabdyti. Tai vat yra ta pirma pagalba prie tokių rimtesnių kraujavimų. Dabar, jeigu, sakykime, mes tariam, kad žmogus lūžį patyrė, ne, ką tada daryti? Jeigu yra lūžis, tai jeigu yra atviras lūžis ir yra kraujavimas, tai pirmiausia stabdyti kraujavimą. Toliau pagal galimybę, kaip galima greičiau imobilizuoti įtvarą ar įtvarą padaryti iš lentos ar kažko. Ir aišku, jeigu yra lūžis, geriausia nejudinti. Bet kokiu atveju turbūt vis tiek gretimai esančias arba medicinos įstaigas, arba reikia kreiptis, ar dar, sakykime, tuos pirmosios pagalbos numerius atvykai į šalį, vis tiek susipažinti, sakykime, nes nežinai, kas kur kada gali įvykti, ar ne? Vis tiek, kaip sako, atsarga gėdos nedaro. Tai va būtent, kad atsarga gėdos nedaro ir reikėtų, taigi mes, kai nuvykstam į užsienį, gauname žinutę, pirmą pagalbą, kaip susisiekti, spėkite, kiek jie skaito. Viskas, jeigu ten dokumentų, tai taip, aišku, niekas neskaito. Tai jeigu jau ir neskaitote, bent neištrinkite. Paskaito pamirštą, arba, na, jos rasti neištrinti, nes taip, svarbiausia, šokas ir tikrai. Taip, stresas. Svarbiausia neištrinti tam, kad galėtumėt galų gale per ambasadą susisiekti su pirmos pagalbos telefonu. Ar taip, tai tikrai yra svarbu. Taip, nusiraminus tą padaryti. Jo, svarbiausia nusiraminti, nes kaip žmogui įsijungia emocijos, išsijungia protas, tai čia labai svarbu išlaikyti tą blaivų mąstymą, kad ir kaip sunku pakvėpuoti padeda, kvėpavimo praktikos, kvėpavimo pratimai skauda, na tai sakykime vis tiek, ir rinktis nuomojant iš tiesų automobilius, kuriuose būtų irgi pirmosios pagalbos pasitikrinti, kad būtų vaistinėlė, bent jau jeigu mes kalbam, sakykime, kad reiktų po to užveršti kraujuojančią žaizdą, kad nebūtų taip, kad, nes, na, sakykime, ypatingai tenka matyti pietiečių kraštuose, tas požiūris yra toks, kad tau mašina ir be draudimo gali atiduoti, yra mums buvęs atvejais. Sakykime, na, jie nemato problemų, relaks pas juos yra tiesiog, kai kažkas atsitinka, tada žmogui tenka sukti galvą, tiesiog patiems būti budriems. Tai tada mes rezumuojant, iš tikrųjų, kad trauma neapkartintų mūsų vasaros kelionių, vasaros atostogų, tai pirmiausia, mes pasirūpiname medicininių išlaidų draudimu, sveikatos draudimu, geriame vandens. Dėvime apsauginės priemonės, saulės akiniai, tepame kremus, skarelės, kepurės ant galvos, tada pasitikriname, kur yra artimiausia įstaiga, žinome numerius ar ambasadą, bent jau turime žinutę, į kurią kreiptis nutikus nelaimiai ir, kaip jau minėjome, būtinai turėti pirmosios pagalbos priemonių, nes nežinai, kokiuose kalnuose, kokiame pleže gali tykoti nelaimis ir prie kokio baseinų išlipus iš jo. Tai tada tiesiog, kai žmogus pasiruošęs, tai kaip sako, ir Dievas pagalbė padeda ir nebus tiek streso. Tai ką tada, ačiū gydytojai, ačiū už pokalbį, tikrai buvo labai išsamu, informatyvu ir ačiū visiems žiūrovams. O dėl vaistų minėto laidoje, prašome įdėmiai perskaityti vaistų pakuotės lapelius ir vaistus vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis dėl tolimesnio vaistų vartojimo, būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu jūs įtarėte, kad jums pasireiškia šalutinis poveikis, praneškite apie tai gydytojui, vaistininkui ar valstybinė vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, elektroniniu paštu nepageidavimą r@vvkt.lt arba kitais būdais nurodytais jų svetainėje. Ačiū uždėmesį ir iki kitų kartų. Kai virusai persekioja jūsų šeimą, vartokite Engistol tabletes. Engistol padės dviejopų poveikių. Gydys peršalimą susijusi su virusinė infekcija ir padės sustiprinti imuninę sistemą. Atsisveikinkite su virusais. Engistol veiksmingas, natūralus ir padeda greičiau pasveikti. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.